čia Aistis iš barmenas.lt Baro TV ir šiandien, kaip visada, mes su jumis gaminsime labai skanų ir be abejo vasarišką kokteilį. Kokteilis vadinasi Edinburgh Fizz, kokteilis su burbuliukais, putojantis, tikrai labai gaivus, fainas, tinkamas tikrai vasaros puikiai dienai. Tam mums reikės taurės ant kojelės, aukštos, panašios į šitokią, daug gražiau atrodo. Taip pat mums reikės Edinburgh likerio, rabarbarų ir imbiero likerio, labai skanus, labai fainas likeris, prosecco, na ir papuošimui rabarbaro šviežio, dabar vasarą tikrai galima labai lengvai jo gauti, ir šviežio imbiero gabaliuko. Taigi, jau visada pradedame gaminti šį skanų kokteilį. Taigi, pirmiausiai imame Edinburgh likerį ir pilame 25 ml. Tiesiai į taurę. Tiesiai į taurę. Ir viską užpilame prosecco. Atsidarome. Arba jeigu turite padarytą. 100 ml prosecco. Burbuliukai viską išmaišo, tada galima viską truputį keletų judesių pamaišyti, kad tikrai gerai įsimaišytų. Ir papuošime. Puošime, kaip minėjau, šviežių rabarbarų. Tai atspjauname gabalėlį rabarbaro ir tiesiog padarome ploną juostelę. Štai, plona juostelė rabarbaro, labai gerai tiks į kokteilį, o kokia ilga gavosi. Ir kaip suputojo viskas. Galime truputį patrumpinti. Ir įmetame keletą gabalėlių šviežio imbiero. Taigi, skanaus. Ragaujame. Vau, labai puikus aromatas, jaučiasi imbieras. Tikrai labai puikus vasariškas kokteilis. Nepamirškite atšaldyti prosecco tiktais prieš naudojimą. Skanaus!